Šiandienos tema – iš prisirišimo į lengvumą. Iš tikrųjų, šiuo metu labai daug atėjo vakare ir tas tęstinumas tęsiasi. Šiandien ryte sapną atsiminiau ir jį išjaučiau, jo reikšmę ir tokia šiandien jaučiuosi džiaugsminga, nežinau. Nors tą emociją galima bet kada nuimti, ne? Tiesiog būti. Esmė tame, kad mūsų potencialas yra kaip tie prisirišimai ir yra tas potencialas, tas chaosas, iš kurio reikia padaryti, iš kurio didžiausia transformacija gali gautis. Ir per tai mes esam vedami savo gyvenime ir galima pasižiūrėti, kurioj srity gyvenime aš turiu labiausiai didžiausius prisirišimus, ane? Toj vietoj ir egzistuoja didžiausia transformacija, potencialas transformacijai. Tai va. Mano šitas sritis yra santykiai ir ryšio kūrimas, ane? Ir prisirišimas mano buvo tame, kad aš visą laiką labai norėjau, siekiau, buvau visiškai užprogramuota ryšio kūrimui su kitu žmogum. Ir aišku, ten toj vietoj chaosas pas mane buvo, niekad nepaėjo, ne? Ir tas mano sapnas, jisai davė suprasti, kad yra trečias variantas, galima prisirišti prie žmogaus, ne bendrauti šioje akimirkai su žmogum, tiesiog ryšyje, ne, bet baigus pokalbį tą ryšį ir paleisti, ne. Tas ryšys jisai neturi turėti tęstinumo, tame ir esmė. Tiesiog nereikia kabintis į kažką apskritai. Tiesiog būti šioje akimirkoje. Ir atėjo toks tokia frazė, kad čia ir dabar kaip naujas gyvenimo būdas. Tiesiog buvimas čia ir dabar kaip gyvenimo būdas. Tai tame ir atsiranda lengvumas, nes nebėra prisirišimų, nebėra prie ko kabintis, nebereikia to. Tiesiog vis laik būčiau akimirkoje viskas. Dabar kažkaip surimtėjau. Gal protas nori jungtis, tai